Jūs vienas iš jų. Praleiskit. Aš turiu jums klausimą. Sakykite, ar tiesa, kad pistolai yra gudriai sugalvota kažkokia tai produktų reklaminė kampanija? Nu, kad ne. O tai gal tada tie pistonai yra politinė kokia nors propaganda? Nu, kad ne, nu, kokia ten politika. Tai kas tie pistolai? Sakykit, koks jūsų tikslas? Kam jūs tai darote? Jis pasakė O kas bus toliau? Ką žinau, bus jaučiu filmas. Filmas. Ir aišku, filmas bus su keiksmažodžiais. Baikit jūsų tai savo keiksmažodžiais. Ne tai yra svarbiausia. Mes tiesiog nevyniojam į vatą visko ir sakom tiesiai, ką galvojame. Na ir ką jūs galvojate? Ir ką jūs galvojate? Apie ką? Apie mus? Apie jūs. Jūs, žurnalistai, aišku, esate tikrai labai nebloga hebra. Bet galėtumėte irgi rašyti tai, ką galvojate. Atviriau reikšti nuomonę. Ar čia aišku? Aišku. Labai gerai. Pavyzdžiui, jeigu kas nors užpisa, arba matot, kad kas nors yra akivaizdus idiotas, taip ir reikia rašyti, kad jis durnas. Ar čia aišku? Va, pavyzdžiui, Algis Ramanauskas. Tikriausiai žinote, ne? Tai kaip stėts. Aplinkui jį vien tik tai priešai. Bet jis nepasiduos. Papasakosiu, ką aš pats mačiau. Einu aš kartą namo. Žiūriu, kažkoks bomžas ant žalio tilto smaugia skulptūrą ir rėkia nekenčia pistonų. Ir ką jūs darėt? Puhai man tas bomžas. Einu aš toliau. Ar jūs ir buvo Ramanauskas? Kas? Tas bomžas. Tas, kur smaugia skulptūrą. Nu, tai taip išeina. Tai Ramanauskas tikrai pizdas. Psichas visiškas.